Ole, senjoras ant kavalieros. Sveiki gyvi. 4. mūsų kelionės po Meksiką diena. Mes išvažiavom iš Holbox salos, tiksliau išplaukėm. Ką tik atvykom pasiimti savo bolidą. Ir ką mes šiandien darom? Šiandien mes keliaujam iš Čikvilą. Dabar atsikėlėm iš Holboxo į Čikvilą. Iš Čikvilą keliaujam į Tulumą, kas mums turėtų užtrukt apie 2,5–3 valandas kelio, priklausomai kaip dažnai sustojinėsim. Ten išsinuomavom B&B, pasiliekam daiktus ir keliausim aplinkui Tulumą kažkur 4–5 dienas. Ten yra visokiausių daug senočių, paplūdiniai, archeologiniai visokie paminklai, istoriniai ir taip toliau. Netempiam į naktį, važiuojam. Trumpa reklaminė pauzė. Pamyšti. 5 pesai. Kas tas eurais? Net neįsivaizduoju, keletas centų. Kas man mano pažadą grąžino, netikėti ir nieko nebelauk. Kas vartus atvėrė, atrakino, aš nuo šitos laisvės apsvaigau. Kelelis tolimas, kelelis artimas, širdelė vėl skaičiuoja žvaigždeles. Naktis palaimino mano gyvenimą, mano žirgai mane namo parneš. Naktis palaimino mano gyvenimą, mano žirgai mane namo parneš. Šit nesuvažinėjau cuciku. Tai guli savo. Ale žiūrėk, jam kiek erkiai susirbusių į žandą, vieną, kitą. Vietinė kaimelio kavinukė. Žiūrim, gal kokius kavus atsigersim ar arbatos. Ar ką nors įmėsim į burną. Alus. Ledai. Ledų yra. Muzikėlė. Hello. You have coffee? ¿Café? Latte? ¿Dos o uno? Dos. Dos. ¿Para llevar o para tomar acá? Sí, here. Sí. ¿Café? ¿Sería todo? What else you have? One second. Atrodo, susišnekėjom. Arbatėlės, tų kavutės vagavom kaip priklauso. Ir dar atnešė mums sneką. Papusė baliukas užkauti. Taip būna, kai yra kalbos barjeras. Mes prašėm 2 porcijų po 4, mums atvežė 2 po 1. Nu, nieko tokio. Valgysim, kas yra ir važiuosim toliau. Šausi? Aišku. Šau. Pikantės nesidedi, biškį pikantės. Ne. Nu, skanaus. Skaniai. Kvep skaniai. Mėsytė skaniai. Skanu. Kažkur lygiai tokius pat jau valgiau. Nu, duočiau 8. Ne? Kažkas tokio. Labai stiprus mūsų užkandis. Pakeliais kavinukiai. Mums kainavo 90 pesų.
dar 100 pesų davėm arbatpinigį, tai mergikė tokia, 10 nusišneku. Ta mergikė tokia labai laiminga buvo. Kas iš viso išėjo 5 eurų. 2 kavos, 2 takos ir oboliuką 1 ant 2. Po keletas valandžių kelią. Davažiavom kažkaip. Kas biški nelabai fainai, kad važiuojant labai dažnai dingsta internetas iš elektroninės SIM kortelės. Mes seilį naudojam ir labai dinginėja, tai kartais reikia sustoti per junginį 10 kartų, kol galima kažką įsijungti ir susirasti, kur toliau važiuoti, ypač kai reikėjo susirasti mūsų savo vilą. O va šitokius apartmentus sinamavom, numeriks 101, praeitas buvo 1, čia jau mūsų šiaip 4, jūs matėte tik tais 2, dabar 3. Nu, tik užėjus, kaip visą laiką. A ne, čia skalbimo mašina, labai super, mums labai reikės prasiskalbti. Čia va mano žmona yra, tik įėjus irgi. Turim šaldytuvą, nu, kaip visą laiką spintelių visokių. Keptuvės petelnės, prabangės, super didelė elektros dujinė, ne elektros, elektrinė viryklė. Veidrodis, aš visas gražus ir pavargęs, televizorius. Sofa lova, manau, greičiausiai įskleidžiama, nes šniruks ten yra. Ir čia va, mėgamasis. Toliau. Spinta, niekam neįdomu, kas ten. Ir dušas, tualetas. Kaip ir viso, nieko labai mandra, mes čia būsim 4 ar 5 naktis. 5 naktis. Ai, vada, galim išeiti lauką. 5 naktis ir važinėsim aplinkui, žiūrėsim, kas čia įdomus. Ai, turim sporto salę, va ten viršui. Eisiu apsimėsiu sportininku. Nu ir va toks kiemelis. Dar iš tikrųjų pats tik dabar atėjau tą kiemelį čia rankom pasiplauti. Tualetas vyrų moterų. Nu ir va toks basinėlis. Viskas privačiai, su kodiniais įėjimais, tai nelabai kas daugiau įeis, kas čia negyvena. Visai neblogai, sakyčiau. Baseinė tik vaborai plaukėja, bet turbūt jie čia gyvena. Dalis viso šito džiaugsmo. Ekstra gyvūnija, zoologijos sodas. Einam planuotis, ką mes toliau darysim. Ar šiandien dar spėsiu kažką nufilmuoti, ar nespėsiu. Jeigu nespėsiu, tada pasakysiu, kad nespėjau. Va, vabaliuks, skęs dar vienas. Išgelbėk jam gyvybę. Op, sorry. Nedrįsk. Zamušau. Skenda. Stengiausi. Einam, užlipsim, čia pasižiūrėsim tą sport salę. Tai vienu užlipims jau gali pavargti. Oba, žiūrėk, ateini. Užsijungi savo norimą treniruoklį į rozetę. Nusileidi savo bėgimą takelį. Dviratį, va. Matos, čia dažnai nieks nesportuoja. Pamynt. Presą pakačelint. Pažiūrim. Presą pakačelint. Šelmą presą. Stovė. Nestovo. Ne man nestovo, kamera nestovo. Čia sutėpimas ir maukinė. Bet presą gali pakačelį. Nežinau, matęs nesimatė, bet... Paps, iškart didesnis. Senas žvenk iš man.
Taigi matėt pats, pasikočialinau iš karto stambėjau, ne? Einam čia. Čia gal da gyvent šitam aukštį. A, čia šokių salė. Čia gali ateit pasideginti prieš lempas. Nu, kaip jums vaizdelis. Būt gerai nenudrėpt kameras. Nu va taip, kažkaip mes čia gyvensim. Pusė velnė, sakyčiau. Tik važiuot kažką biškutį apsišopint pavalgyti, nes čia nėra nieko. Važiuojam pirkti valgyti. Sana nori valgyti. Nu, sakėm, po restoranus nebesidaužam čia. Einam gamintis. $30,000 motociklai. Normalus motociklai 27,000. Kiem 6,000 keturatis. Kas tas yra? Va, jums vaisių daržovių skyriai tokie, pasirinkimo netrūksta visiškai. Ieškau Walmarto, bet pasižiūrėjau. Artimiausias už 40 km, bet čia ne ką prašiau. Nu jo, alkaniem į parduotuvę važiuoti mums nelabai galima. Nu, nieko tokio. Kaip sakant, 5 dienom. Labai čia nekilnosiu, nevardinsiu, ką prisipirkom, bet prisipirkom. Nu va, ne ką praščiau negu restorane, su zuikiu savo pasidarė maisteką. Skaniai valgysim. Žinom. Skanaus visiems. Pavalgiau ir nieko nebenoriu daryti. Jau turim beveik 8 valandas vakaro. Šiandien jau niekur nebevažiuosim. Tokia diena jau gavosi, kad tik tais važiavom, kol davažiavom iki čia, paskui biškutį šopingai, apsišopinti. Ir vakarienę pasidarėm, pavalgėm ir kaip ir nebėra laiko niekur kažkur važiuoti. O rytoj turim susiplanavę įdomesnę dieną, važiuosim į tokį labai didelį, labai pilną visokių gerybių parką, kur galima daryti absoliučiai viską, nuo nardymo iki šokinėjimų visokių, su ziplainais važinėjimų ir visokiausių kitų įdomių atrakcijų. Taip kad šiandien mes jau su jumis atsisveikinsim ir susitiksim rytoj arba poryt. Iki.